Nu tai ko jūs, benzingalve? A jau varot po kelionės Europą. Ne da. Mes tai varom. Šitą užsikūriau moc, be 15 ryt. Poldreksiu geru, nes biškai sveikat nekokį. Savait laikį yra. Bandysim varyti, palapinti įsikrovėm, mėgmašį įsikrovėm. Kol kas gazoną milenkiai. Kuri tai rungstei, nes lemba roda blogų orkų peit. Nežinau, matysim, gal prašoksim, nes roda, kad ties kalnų turėtų lyt. Per Varšuvą ir turėtų lyt, bet norėčiau prašokti ves Varšuvą. Kažkur ties Katovici išmėgot palapinės. Ar čia mums seksis, nežinau. Bandykite jūs žiūrėti kartu su mums. Ar mums čia pavyks ar nepavyks. Išger, dedu šalmą, gazoną. Kol kas nelyvavas smarkiai, bet nemalon. 8 laipsnių šilumos ir drėgna. Nu va, mes jau sušlapę Vikščių vienams stalą degalinį. Nu niek, vyksim su maišiuku ant batų. Sudėjom batus, kad nebūtų šlapia lava. Nes kažkas prisėmė pilną batą vandens. Neaišku kokiom aplinkybėm, bet neberizikuosim daugiau, tai varom. Nu labas, draugėl. Kori irgi švaratėm patą, nekurėmės. O, da. Nepasijėsai kurėlis. Niek, išgyvensiam. Nu laba, sukėlė vies prieš pat lenkį. Įsipyliau paskutinį degalinę kurą. Nu turbūt, kad paskutinį jau prieš lenkį sen. Labai šaltas vies ir šiaurienis put. Tai gera, kad bent jau važiuojant į Nogar. Bet lyn, gan smarkiai lyn. Ir blemba iš džipų paskaus įvažiuoti tragiškai. Arba iš fūrų. Fūristą sugalvo dar net priešaiks užlyst. Nu, kažkoks kosmos. Tai kelis fūrus per kelkraštį audėjau. Pamet šalmą. Iš ko degalinė šalm. Parėjant žiūrų pošalim, šitės gal kur šalm, sak degaliniai. Oi. Radai šalmą? Radai šalmą? Nu, įvažiavom į Lenkiją, nežinau, čia stabdys mums, nestabdys, praleis. Ar kas čia bus? Praleid mums. Varom toliau. Atvažiavom McDonald's pasistiprinti. Benzinas smarkiai pigesnis Lenkijoje negu Lietuvoje. Užsisakėm arbatas, nes biškai ir šalta. Ir susivėlėm. Pasiėmėm kažkokį lenkišką maistėlį. Pavalgyt su šalom baisė, žiaurė šalta, dabar biškai atšėl jau. Tai važiavom apie 800 km ir bandysim pasiekti Lenkiją, nes stosiam nei jokių palapėlių, jokių nieko. Tai varom šito į Čekiją iškart netoli Brno miestą ir ten apstosim viešbutę. Bijom apsirgti. Nu ir pagaliau, Čekija, pravažiavom Lenkijai, wow. Nu nuobodžiausias šalis, katro nesvažiavęs. A jums ir tas pats ir, a jums ir taip pat klientas per tom Lenkijai. Nu dar būtų ors geras, da kitaip gal. Bet kas per ors buvo šiandien tragedijai. Už Varšuvos tik pasitaisi, bet į tai šalta, beleka, šiaurienis vies. Wow. Žiauru. Gerai, Čekijoje pamirštam, tam Lenkijai vien kartą. Prasidės po biškį. Nuotikė, varom, visi savo palapėn teisę, keičia tą laiką.
Valandą 40. Čiau. Kas čia per moc? BMW. Jo, stoj greičiu, tuoj palapien šiandien. Нормально. Telexir, internetsir, 2 krisliuką užteks. Tai va, per tuoj tragišką orą atvykom į Veitą, persirengėm, nusimaudėm. Šitą gavom Veitas pastatyti po pastogį. Gražus kaimėlis jaukus. Tai ko, atminėm štuką 200 kg. Trukom 12 valandų, bet buvom sustoję. Nu ką, kiekvieno degalinė sustojom, ten į tualetą nueit, biškį pailsėti, bet labai trumpa. Bet darėm porą tokių stopų, kur pavalgėm normalią. Tai mažiausiai po pusvalandį trukom, tai realia, nežinau, galvos pačius kelionis turbūt kokiek 10,5 gal valandos. Atminėm štuką 108 185 km. O taip, galvos. Ko ne, nuvedu. Norėjau parodyti, kokį jaukį kaimėlį gavom. Ten nuvedu ir su golf turbūt jau reikia ilsėtis. Smarkiai pavargom šiandien. Su šalom, su šlapom. Jo. Susitinkam. Rytuo, bet rytuo atės po sekundės. Tai labą rytą. Kon tik atsikėlėm. Girdam, kaip plaukia paukščiuką, čiolb ir saulė šveit. Tai esam pavalgyti, beveik atsikėlėm. O, irgi mum. Tai esam pavalgyti pusryčius ir krausimės daiktus ir judam šiandien į Vorčersį. Vorčersį vyksta mašinų meets. Nežinau, ar jau pradės visi rinktis, nes oficialiai tik tai 12 dieną, bet jau manau, kad bus. Tai varom į Vorčersį, greičiausia kempingą kažkaip nuomosimės ir skleisim palapins ten. Nu, va, pirmieji jau tokie vaizdą rend, važiuojam, palikom Brūnų miestelį jau, nu, kiek čia esam, 35 km nuvažiavim nuo Brūnų miestelį. Jau link Austrijos judam, tu jau bus šitą pasienis, nu, dar ne tu jau, bet, nu, neuželg. Prasidėjo pirmieji kalną, pirmieji spust. Nu, kokie graži vaizdą. Nu, turbūt taip pat traukam, ne? Važiuojam štai jau gražuolis. Esu matęs tos cool busą. Amerikietiškai. Įdomus. Vairuotojų žvair. Nu, stojam kurą. Įsipėlė tokio gražio Veito. Nu, o esam jau tokiam aukšte, kad užgal jau laus. Tai visai faina. Dabar tik tai pastebėjau. Kuro kaina, benzino kaina 2,17 €, 2,18 €. Normaliai. Gerai. Dedame šalmus, varom. O, tai esam pravažiavę štuką, galbūt štuką 7. Ai, čia gal sunksesniam biškį, žiūrėjai. Maksimalus greitis 2,46. Aukštas 807,39. Ok.
Čeburekų dydžių. Na? Ką važiuojant 180 sulėtinti iki 80, bet jie atrodo norės nulėpti nuo tos, jeigu pasistumti biškį. Toks kažkoks jausmas panašus. Nu, artėjom prie pirmo tikslo jau. Vorčersi. Nu, va, įsikūrėm. Kempingelį. Gražus kempings. Tau patinka kemping? Nepatinka. Kodėl? Reikia ir pasodintą žolę. Taigi reikia išsipirkti. Tai kom, vieną tikslą pasiekėm, atvykom. Čia jau kažkoks veiksmas po biškį vykst. Palapėn pasistatėm netoliai ir gal 3 km važiuos, bet labai greičiau teisiuoju beveik. Nu, po biškį renkas jau pabandysim padaryti kažkokių video. Įkelt gal atskirą reikės. Ir ja, pasidėsim biškį, būsim gers ors šalt. Ir varysim į palapėn pasistatyti. Gal kažkokį valgymą padarysim, išsiversim veito. Iki.
Nu, kažkaip nesisek mums su tos oras. Išvažiavom pabūti Taumitą biškį ten, kur mašins. Pradėjo lyt. Žodžiu, sakomės, vis pradėjo išvažinėti. Dabar va norėjom, bet tokia idėja vis plauk. Tai grįžom va prie palapėns. Pasidarėm bomžpakių. Turėjom biškį tunas su konserviuką tokiai. Užkosiam, nežinau, žiūrėsim, jau nemažą tų valandų jau tems, tai turbūt tiesiam Kapigoltį, jau neužilgo. O taip, visai šiaip nebloga pasibuvom. Taip, praėjom dabar vėjėlių, išves nebėra šilta, atrodo. Nu, bus matyti, kaip čia naktį. Neatsikelsim susisirgi. Jeigu toks oras bus labai gera, labai reik tikėtis, kad nebus šalta. Ką to? Nu, paren, apžiūrėjai dušus, turim tualet, viskas įtvarkinga, gražus kempingėlis. Kem 3 eurų motociklus ir 2 žmonės į palapinę. Normalia visai. Gerai, einam pavalgyti. 10 iš 10. Ne? 11. Ką valgyti norit, viskas 10 iš 10. Tai čia mūsų garnyras. Atidaryt? Tai va tokia romantiška vakarienė. Ką, ne? Vynai betrūksta. 12 iš 10. Aštrus. Pažiūrėsi. Nori? Aha.